Na, iš tikrųjų, tai pradžia buvo labai labai seniai, sakykime, na, kai man buvo 5 metai, aš atsisakiau valgyti mėsą. Tai buvo pirmas mano toks sąmoningumo žingsnis, aišku, apie jį man pasakojo tėvai. Tai pradžia buvo tokia ir po to, na, viskas labai greitai rutuliojusi, kadangi mane visada traukė tokie, na, netradiciniai galbūt reiškiniai, dalykai, kurie mane iš tiesų ir lydėjo gyvenime. Ir, na, 13 metų aš jau pradėjau skaityti labai rimtas knygas, labai rimtas 13 metų. Taip, tai buvo tais laikais pradedami leisti, tai buvo pats atgimimo tik tai pradžia Lietuvos, va, ir buvo pradedami leisti įvairūs raštai, ypatingai man patiko Vidūno raštai, Maceinos raštus skaičiau. Na, va, ta pati pradžia, kai pradėjau. Taip, aš ieškojau pati, aš pati rasdavau, aš pati analizuodavau, aš nesuprantamus žodžius gilindavausi su tarptautiniu žodžių žodynu. Va, ir buvo tokia mano pradžia. Ir po to į mano rankas pakliuvo knyga, tai buvo gydytojo pavardė, man regis, buvo Mudžis, gyvenimas po mirties. Ir ten buvo rašoma apie žmonės, kurie yra patyrę klinikinę mirtį ir reiškia, na, kokie jų potyriai, kas ten vyksta ir panašiai. Na ir aš perskaičius tą literatūrą, aš tiesiog supratau, kad na, tie mano matymai ir regėjimai, kurie mane nuo vaikystės lydėjo, tai yra visiškai neišsigalvojimas, nevaikiškos fantazijos, o iš tikrųjų tai ir yra. Na, šiais laikais tie vaikų matymai yra lengvai priimami, anais laikais viskas buvo nurašoma fantazijom. Va. Ir aišku, tada aš pradėjau dar labiau gilintis ir pradėjau tuo metu skaityti dar slapta leidžiamą knygą, galima sakyti, buvo tokia knyga Agni Yoga. Va, ir ten iš tiesų irgi gavau labai daug informacijos, aš ją studijavau kokius 3 gal metus tą knygą. Mano tie matymai, kiek aš juos galiu prisiminti, tai prasidėjo, kai man buvo, na kiek aš pamenu, gal pradinėse klasėse, 7-8 metai, sakykime, ir pas mane, kaip ir na, vėlesnių laikų, jau greičiausiai prieš miegą, kai aš dabar jau tai suvokiu savo suaugusios proto, kad tai buvo ta būdravimo būsena, ta vadinamoji teta bangų stadija smegenyse, ar ne? Kai mes kaip ir atsipalaidavę, bet esame tame sąmoningume ir mūsų tos smegenys labai lėtų tuo dažniu dirba. Ir tiesiog ateidavo 3 moterys, aš jas realiai matydavau, kurios leisdavo tiesiog per akis į mane, va, transliuodavo spindulį ir tas spindulys man duodavo tokių įvairių regėjimų, įvairių matymų, sakykime, apie, na, sakykime, savo pačios gyvenimus, kažkokius įvykius, paveikslus. Aš tuo laiku tai įvardinau kaip, na, man tai būdavo labai įdomu, kaip filmukas, suprantat, va, rodo vaikui multikus prieš miegą. Va, tai... Ne, tai nebūdavo sapnai, nes aš juos labai sąmoningai suvokiu. Šiai dieną aš tai galiu įvardinti kaip tos pakitusios sąmonės būsena prieš miegą, kurią mes kiekvienas grimstame prieš pat miegą ir toks malonus tas būsena. Jo, va štai tokios būsenas paprastai žmonės irgi stengiasi įvesti, kai vedu asmeninės sesijas, regresinės terapijos. Tai mes irgi va, į tą būseną mes grimstame. Ją galima sąmoningai nugrimsti, galima tiesiog va taip savai. Va, tai maži vaikai labai dažnai eina į šias būsenas ir kiti netgi tai neakcentuoja to. Va, tai va, tie matymai būdavo tokie. Po to, kai šiek tiek paaugau, tai na, vienas iš ryškesnių toks irgi regėjimas, kurį man teko patirti, tai tiesiog dieną einant iš mokyklos, kelias buvo per parką ir aš tiesiog šalia kelio pamačiau gulinti nei šunį, nei vilką, kažkokį va, štai tokį gyvūną. Ir kadangi aš buvau toks vaikas, kai labai mėgdavau kalbinti tuos šunį, žodžiu, na vis tiek ta vaikystė. Ir aš bandžiau jį kalbinti, žiūriu, jis nereaguoja, tada aš tiesiog ėjau tolyn ir vis tiek dar atsisakau pasižiūrėti. Ir tai buvo gal kokie keli žingsniai, tik nutolus nuo to ir toje vietoj to šuns, taip mano akyse, transformavosi į žmogų, į tokį, na, vienuolį su apdaru. Aš aišku labai tada išsigandau, puoliau bėgti ir panašiai, ir dar pro tą vietą ilgai nevaikščiau. Va, ir labai panašų reginį po to, jau po praėjus gal kokiem 5-6 metam, aš irgi pastebėjau Vilniuje, šalia instituto pedagoginio, ten anksčiau dar universiteto.
Va, ir irgi buvo toks regėjimas. Ir po to, vat, štai tas žmogus, ta būtybė, po to jinai ateidavo pas mane tiesiog irgi per regėjimus, per matymus ir duodavo tam tikros informacijos, kaip, sakykime, elgtis vienokiose ar kitose gyvenimo situacijose. Na, tai iš tiesų nieko nuostabaus, tai yra mūsų vedliai, kurie visada mus lydi, tai kiti žmonės tai vadina angelais sargais. Šiaip paprastai tai yra vedliai, tai yra aukštesnės, reiškia, išsivystymo stadijos sielos, o siela iš ties tai yra ta vadinama mūsų energija, kuri niekur nedingsta, iš niekur neatsirandava. Ir tie vedliai, jeigu žmogus yra pakankamai atviras, jeigu turi atvirą kanalą, jie visada mus lydi. Ir tai nieko nuostabaus iš tikrųjų. Mes kiekvienas galime atsiverti tam vedliui ir jausti tą buvimą šalia ir pasikliauti. Na, galima tai vadinti ir savo intuicijos balsu, kuomet irgi žinome. Bet kiekvienas žmogus skirtingai priima. Vieni tai priima per jutimą, kiti priima per matymą, sakykime, ar ne, tiesiog regitai. Kiti tiesiog žino, kaip pasielgti, kaip daryti ką, kur eiti. Va, treti netgi kvapai, skoniais jaučia. Na, kiekvienas žmogus yra intuityvi būtybė ir kiekvienas mes galime tai patirti. Bet vieniems tai gaunasi savaime, va, sakykime, man tai gavosi savaime. Kiti turi treniruotis, kad tą būseną, reiškia, savyje pažadinti, va, tą būseną. O iš tiesų tai tikrai įmanoma. Taip, ir aš norėjau klausti, nes iš tikrųjų gal mūsų žurnalą skaitys daug žmonių, moteris, tarsi atsigrįžti tos dalykus, ar ne, kurie iš tikrųjų nori žadinti tą intuiciją, nori aktyvinti tas eilės, ir iš tikrųjų kartais sako, na, čia ne man, gal tai kitiem, gal tai neįmanoma, ar įmanoma visiems, iš tikrųjų taip. Visiems. Įmanoma iš tiesų visiems, bet tam reikia praktikuotis. Ir praktikos geriausia kaip ir visur, su praktikomis kiekvieną dieną. Labai paprasta ir pagrindiniai dalykai, paprasčiausiai tai prasideda nuo dėmesio sutelkimo ir nuo koncentracijos. Kitaip tariant, kai mes sugebame jau išsivalyti savo protą, bet kuriuo momentu likti be minčių prote, tada prasideda mūsų matymai, regėjimai, nuojautos ir visi kiti dalykai. Išsivalyti protą ir sustabdyti savo mintis galima įvairiais būdais. Vieni daro jogą asanose, stabdo protą, jis susikoncentruoja į kūno kažkokią vietą. Kiti ten užsiima meditacijomis, žiūri žvaigždės į saulę. Na, pats paprasčiausias, lengviausias būdas tai yra pasiimti paprastą A4 lapą, nusipaišyti tame lape juodą tašką. Galima pačiai pradžiai šiek tiek didesnį, na, maždaug kaip euro monetos dydžio, ne, juodą tašką, baltame lape ir per ištiestą ranką tiesiog žiūrėti į tą juodą tašką. Žiūrėti tol, atmerktom akelėm, kol jau nebegali žiūrėti, kol pradeda bėgti ašaros. Ir visos mintis turi būti tik apie tą tašką. Niekur jokių minčių. Jeigu kažkur mintis atplaukia iš kažkur kita, žodžiu, viskas gerai, priimi tą mintį ir vėl susikoncentruoji į tašką. O pradžioje susikoncentruoti labai lengva yra tai įkvėpus labai giliai, sulaikius kvėpavimą, suskaičiavus iki 3 ir po to iškvėpus. Ir va taip 3 kartus padarius, tada jau vėl koncentruojamės į tašką. Ir ilgainiui ta koncentracija ką duoda? Kai jau pradeda bėgti ašaros, jau nebegali žiūrėti, tada reikia užsimerkti ir vizualizuoti tą tašką priešai save, savo vidinėme ekrane. Kiekvienas žmogus turi tą vidinį ekraną, vidinį matymą ir kai ilgai žiūri, mes matome negatyvą. Jeigu mes žiūrėsime į baltą lapą su juodu tašku, mes matysime juodą lapą ir baltą tašką. Tai yra pradinė stadija. Kai jau žmogui labai lengvai sekasi šitą praktiką ir kai jis sugeba labai greitai, susikoncentruoja, minčių nelieka, šast užsimerki, suvizualizuoji. Ir kai tai gali daryti bet kada, bet kur, nesvarbu, aplinkui ten patranko šaudys ar ferverkai, niekas niekam neįdomu, žodžiu, tu gali tai daryti. Tai po to apsunkinti reikia šiek tiek šią užduotį, tai yra lygiai taip pačiai, žiūrint į baltą lapą su juodu tašku, reikia vizualizuoti tą patį baltą lapą ir jame juodą tašką. Tai yra sunkesnis variantas, nes mes jau nenatūraliai tą negatyvą matome savo vidinėme ekrane, kas yra šiaip žmogaus akis taip dirba, kaip ir fotoaparatas. Va, bet mes jau turime pasitelkti savo smegenų galią, savo valią ir pamatyti štai tokį paveiksliuką. Ir ilgainiui, žiūrint į tą juodą tašką ir va štai pradedant taip medituoti, mes galim išsilavinti tokį įgūdį kaip aiškiaregystė.
Ir paprasčiausiai užduodant bet kokį klausimą, ar tai apie save, ar tai apie ateitį, ar tai apie kažką kitką, mes savo vidinėme ekrane pamatome štai tą juodą tašką, užsimerkėme ir vėliau iš to juodo taško pradeda nykti va, ta juoduma ir pradeda plaukti vaizdai. Pradeda plaukti kažkokie vaizdiniai. Tuos vaizdinius reikia vėlgi mokėti interpretuoti. Interpretuojam rimdamiesi savo patirtimi, savo žiniomis, savo vidiniu matymu. Vėlgi, kaip mes galime tai interpretuoti. Ir labai dažnai būna tiesiog nuojauta, kad štai taip turi. Bet tu pamatai tiesiog tą ateitį, pamatai tą praeitį, pamatai tą žmonių gyvenimą. Ir tai labai paprasta, bet pradžioje yra treniruotės. Pradžioje yra treniruotės su tu juodu tašku ir va taip kiekvieną dieną bent jau po 5 minutės reikia tai daryti. Žmonės, dar atsiprašau, dažnai klausia, kaip žinoti, ar taip, kad gal protas mūsų čia sutrukdė ir atsakė įsikišo, ar ne? Ar tie tas intuicijos, tas vidinis balsas. Jo, iš tikrųjų tai yra labai daug mitų, yra tų vadinamųjų netiesų susijusi su aplamai visa regresinė terapija ir su tuo praeitų gyvenimų prisiminimu. Ir vienas iš jų taip yra, kad mano protas galbūt tai prigalvojo. Iš tikrųjų tai yra dar vienas mitas, kadangi kai mes pasinerėme, visi tie prisiminimai, jie vyksta mūsų smegenų būsenoje, štai tokia transo būsenoje, kai smegenys dirba teta smegenų dažniu. Va, ir tai yra toks nuo 4 iki 8 maždaug tas hercai skaičiuojama per sekundę. Ir šitoje stadijoje, šiek tiek pakitusios sąmonės stadijoje dirbo labai daug praktikų. Tai ir teta healingas, ir trans healingas, ir visos reiki meditacijos irgi, kuomet žmogus atsipalaiduoja, taip vyksta. Ir čia jau proto nelieka. Visa, ką mes ten matome, tai sugalvoja ne protas. Protas išvis neturi vaizduoti. Jis neturi tos fantazijos ir tai jau pripažinta ir psichologijos mokslo, kad visi kūrėjai, jie kūrė iš kažkokių kitų aukštesnių tų lygmenų, bet tikrai ne iš proto. Mes, galima sakyti, bendravome su to aukštesniuoju savo protu, o aukštesnysis protas, jis yra susijęs su visų informacinių visatos lauku, su tuo informaciniu visatos lauku, iš kurio mes galime pasiimti informaciją ir tik nuo mūsų pačių to vibracinio, mūsų pažangos, mūsų to dažnio vibracinio ir mūsų pažangos, mūsų suvokimo priklausys, kokią mes informaciją gausime. Ir žmogui niekada neduoda informacijos, kurios jis nesugebės suvokti, suprasti ir niekada neduodama tos informacijos, kuri jam pakenktų. Žodžiu, tos baimės, kad regresinė terapija galbūt čia yra baisu ar dar kažkas, tai vėlgi yra dar vienas mitas, nes pagrindinis tikslas tai yra padėti žmogui susivokti, bet kai žmogus susivokė, kai jis pamato, kur ten jo priežastis, ar ten santykių priežastis kažkokia, ar lygos priežastis, tai dar nereiškia, kad aš pamačiau, viskas valio, aš dabar nieko nedarysiu ir man viskas bus gerai. Jokių būdų ne. Žmogus visą laiką turi dirbti su savimi. Čia panašiai kaip, užsodino tave ant dviračio ir maždaug jau tas dviratis važiuoja, pedalų suk nereikia. Tai dar bus blogiau iš tiesų. Jeigu jau tu žinai, bet tu nieko nedarai. Tai tada jau, kaip sakant, žinantis atsako dvigubai. Ir reikia jau tada ir kažkiek tai bandyti save keisti, transformuoti, stengtis, nes vien tik tai dėl smalsumo tai eiti tikrai nereikia, nes smalsumai dažnai pražudo žmonės ir jie įlenda į tokius dalykus, kur nereikia. Ką daryti tada gerai? Žmonės gali toliau klausti, kaip tas pabudėjimas, kur eiti čia, kur nes vis tiek dabar visko daug yra. Ar gal užtenka save sekti ir koreguoti, ar iš tikrųjų reikia pagalbos? Pirmiausia, reikia labai paprastai pasiėmus baltą popieriaus lapą, vėl persibraukti į per pusę ir susirašyti į vieną pusę savo teigiamus ketinimus, o į kitą pusę tai, kas man nepatinka savyje. Sakykime, savo teigiamas ir neigiamas pusės. Arba tai, ką noriu keisti ir tai, kas man patinka. Ne? Ir tada pasižiūrėti. Labai dažnai būna, kai susirašai, kad tai, kas pirmo atžvilgiu atrodo labai neigiama, ar ne, mums. Iš tikrųjų, tai yra visiškai normalu ir tai veikia kaip mūsų pačių tobulėjimui, tai gebėjimui keisti. Sakykime, net ir ta pati liga, jinai yra kaip galimybė mums pasikeisti.
Galimybė pasirūpinti, sakykime, skauda skrandį, ir ką tu gali daryti? Tu pasirūpink savo mitybą. Jeigu žmogus to nesupranta, prasideda tada jau didesnės bėdos, nes, čia yra pagrindinė vakarų žmogaus problema. Iš tiesų, kuo rytų žmogus skiriasi nuo vakarų žmogaus. Vakarų žmogus, jeigu jis susirga arba jam kažkas negerai su psichologija arba su kūnu savo fiziologija, jis iš karto eina pas gydytoją ir sako, daktare, duok man vaistų, daryk man operaciją, kas čia man yra. O rytų žmogus visiškai skirtingai, jis nueina pas žinantį žmogų, daugiau žinantį žmogų ir tiesiog klausia, ką aš galiu savyje pakeisti, kad va šita mano problema tiesiog išnyktų, ką man šita mano problemėlė moko, ko jinai moko, ką jinai man sako. Va. Ir kai jau tai žinai, ko tu nori, kai žinai, kur tu esi, kai žinai savo tikslą, į kur tu nori nueiti, tai tada jau ieškai kelių, kuriais tu gali pasiekti tą tikslą. O tų kelių yra labai daug. Šiais laikais kelių yra labai daug ir labai praktikų daug. Bet mano vadovavimasis, mano pačios vadovavimasis, tai yra labai paprastas. Aš kiekvieną praktiką renkuosi pagal tos praktikos vėlgi, kas ją pateikė tą praktiką. Ir aš pasižiūriu labai paprastai į tos praktikos perteikėją. Ir aišku, čia gal mano ir profesinė tokia, vėlgi, galbūt ir įsitikinimas profesinis, bet sakykime, į bet kokį praktikos perteikėją, jeigu jis kalba apie sveikatos susigrąžinimą, apie sveiką mitybą, apie dar kažką, aš iš karto pasižiūriu į tą žmogų ne vien tik tai kaip į sielą, bet ir į kūną. Ir, sakykime, jeigu yra kalbama apie sveiką mitybą, o tas žmogus turi nutukimą, man jau tas mokymas nekvepia tiesa. Jeigu, sakykime, žmogus kalba, kaip galima energetinius savo kanalus susiaktyvinti ir kokie mes visi geri ir kaip mes čia pasinaudodami reikia ir teta healingu galėsime ten, žodžiu, būti sveiki. Ir jeigu tas žmogus nešioja akinius, vėl man tai nekvepia tiesa. Tai kodėl, mielas žmogau, nedarai tų praktikų savimi? Kodėl to nebandai? Tai, mano toks yra, kaip sakyti, pasirinkimo kriterijus ir aš juo vadovaujuosi. Ir visas praktikas, kurias pati teikiu, visada pirmiausia išbandau savimi. Ir tą pačią regėjimo praktiką, kadangi aš padedu žmonėms atsikurti gerą regėjimą ir mano pagrindinis užsiėmimas yra toks, o regresinė terapija, reinkarnacija, tai yra kaip papildoma priemonė. Ir tikro regėjimo atkūrimo, pilno regėjimo atkūrimo aš neįsivaizduoju be regresinės terapijos. Nes pats regėjimo atkūrimas jis vyksta ir fiziniu, ir energetiniu, ir dvasiniu lygmenį. Ir fizinis lygmuo tai mums kaip ir viskas aišku, energetinis čia jau mes galime pasinaudoti ir cigūno praktikomis, ir kitomis, kad ir tome pačia joga. O va jau dvasinėme lygmenyje be regresinės terapijos mes neišsiversime, nes labai dažnai mūsų prastos regėjimo priežastys ir ne vien tik regėjimo priežastys, visos sveikatos priežastys glūdi mūsų praeituose įsitikinimuose, mūsų mintise, mūsų kažkokiose patirtyse skausmingose. Visos skausmingos patirtys sukelia emociją. Kiekviena emocija sukelia mūsų kūne bloką. Ir va tas blokas mūsų kūne pradeda ardyti mūsų kūną. Pirmiausiai pradeda ardyti energetinį kūną, kadangi visi mes čia energetinės būtybės pirmiausiai, bet po to jau pradeda ardyti ir fizinį kūną, jeigu energetinėme kūne nekreipiama dėmesio. O to žinutės, kad atkreip mielą žmogau dėmesį į kažką, jos duodamos mums nuolat. Per ženklus, per pojūčius, per susitikimus su kitais žmonėmis. Sakykime, susitinki kažkokį žmogų, kuris tau pasakoja dalykus, apie kuriuos tu anksčiau negirdėjai. Reikėtų tiesiog pasigilinti, kodėl tas žmogus yra būtent siųstas va šiuo metu, šią minutę, ar kodėl būtent manis tai kalba. Ir kas manyje va tokio vėlgi surezonavo, nes mes panašus pritraukiam panašų, arba pritraukiam tą, prie ko mums reikia, prie čia grina fizika yra. Pliusas, minusas, žodžiu, mes turime užpildyti tą terpę. Va, ir taip privyksta ta visa terapija. Taip, iš tikrųjų žmonėm gali irgi kilti klausimas, ar regresinė terapija iš tikrųjų, ir jūs šnekėjote, atsimenu, kad terapijos metu prieš, kad kartais užtenka, ir pati žinau, kad kartais užtenka tik įsisąmoninti ir priimti, ar ne, tam tikrus dalykus, taip kaip ir iš tikrųjų, kad situacija natūraliai išsisprendžia, kartais kažkokius savo darbų jau nebereikia daryti, bet atsikartina tiesiog, ar ne, ir kažkokios priežastys, tai išsiaiškinti. Kai mes pilnai įsisąmoniname, mes tiesiog vidumi patiriame visiškai kitą savo požiūrį į tą pačią situaciją. Mes nekeisimės, mes ir terapijos metu, ir mes niekada nekeičiame pačios situacijos. Situacijos keisti nereikia, kadangi, tai yra kiti lygmenys, tai yra vėlgi kita visai atskira tema. Bet mes galime pakeisti savo požiūrį į tą situaciją. Ir kai mes jį pakeičiame, automatiškai viskas aplinkui mus ima keistis.
Tai elementarūs fizikos dėsniai. Taip. Tai, kaip sakant, kartais to vien užtenka, ar ne? Taip. Situacija netgi su žmonėm pasikeičia, ar ne? Kažkokie... Taip, situacija su žmonėm iš karto pasikeičia, santykiai pasikeičia, piniginiai srautai pradeda visiškai kitaip tekėti. Ta mūsų, sakykime, gausos, vėlgi troškimas būti gausoje. Mes pirmapradiškai visi esame gausoje. Tik tai vieni daugiau užsiblokuojame, kiti mažiau užsiblokuojame tuos kanalus, pro kuriuos į tą gausą į mus teka. Ir vėlgi, kaip mes į tą gausą žiūrime. Ir, pirmiausiai dėmesingumas savo, pirmiausiai koncentracija savo, pirmiausiai sugebėjimas gyventi čia ir dabar. Vat jeigu mes pradedame gyventi čia ir dabar ir būname čia, mes valgome, mes esame tame valgymo procese, mes kalbame, mes esame kalbėjimo procese. Ir jeigu tą išmokstame būti tą akimirką tame, kame mes esame, mes tada visiškai pajuntame kitą gyvenimo kokybę ir tuomet pradedami kurti stebuklai. O jeigu mes vienu metu darome, apie kitką galvojame, bet tada mūsų energija, jinai neteka 100% į tą situaciją, į kurią mes norime, kad ji tekėtų. Nes mūsų energija tenka ten, kur mūsų dėmesys. Ir jeigu mūsų dėmesys yra išsibarstęs, mūsų energija išsibarsto taip pat. Taip, žmonės ir dažnai irgi, kai tenka bendrauti, iš tikrųjų dažnai klausia, mes taip gerai būsim čia ir dabar, bet mes iš tikrųjų turbūt baimės kalba, ar ne, kad kaip vis tiek reikia rūpintis ateitim, jeigu čia gausą baigiant dar tą gausos temą, reikia rūpintis ateitim, reikia apsirūpinti, reikia galvoti, reikia planuoti, reikia strateguoti, iš tikrųjų, kiek kaip tu čia gali tik šiandieną gyventi, nesirūpint, kad bus rytoj, nes žodžiu, ar reikia tai čia mums daryti. Kas dabar yra vėlgi tas rūpinimasis? Iš tiesų, jeigu pirmiausiai mes turime susidėlioti prioritetus. Kas mums yra svarbu? Kas mes patys pirmiausiai esame? Ar mes esame vien tik tai kūnas, ar mes esame ne vien tik kūnas? Ir pagal šitos būtent prioritetus mes tuomet dėliojame savo gyvenimo tikslus ir tai, ką norime pasiekti. Kai mes jau žinome, ko mes norime pasiekti, mes tuomet brėžiame keliukus, kaip tai pasiekti ir einame į tai. Ir be abejo, visa ta gausa, visas tas mūsų materialus pasaulis yra mums duodamas pagal tai, kiek mes tos gausos pritraukiame kaip energetinės būtybės. Ir, sakykime, tie visi patys turtingiausi vėlgi žmonės, pasižiūrėjus į juos, iš tiesų, mes matome vėlgi tik jų tą paviršėlį. O labai dažnai mes atsinešame ir iš praeitų gyvenimų savo tą gausą ir tą gerą vadinamą, turto gausos karmą, bet jeigu mes šitame gyvenime viską tik tai išvaistysime ir tos karmos daugiau nesukaupsime gerosios karmos, to tapaso, ar ne, tai mes tuomet kitam gyvenimui jau turėsime mažiau. Taip, kad jeigu mums labai čia sekasi, tai viskas valio, vadinasi, mes atėjome su gera karma. Bet tai nereiškia, kad mus visiškai tai atleidžia nuo atsakomybės rūpintis savimi ir jeigu pasigilintume į tikrai turtingų žmonių vėlgi biografijas, tai labai dažnai jie kažkokią dalį savo pajamų kažkam dovanoja, dalina arba aukoja. Ir tai yra dėsnis, kad jeigu tu turi dalintis, nes kai tu daliniesi, atsiranda laisvos vietos, kad galėtum vėlgi į tą vietą ateiti nauja energija. Ir čia labai galioja moterims, nes moteris labai mėgsta kaupti. Ir sakykime dabar pavasarį, tokia moteriškas patarimas išsivalyti savo turtą, išsivalyti savo spintas, nuo drabužių, pavyzdžiui, nuo daiktų, kuriais mes nesinaudojame bent jau metus laiko. Tiesiog atiduoti kažkam, dovanoti juos. Nereikia išmesti, nereikia sudeginti. Užtenka juos dovanoti arba paaukoti kitiems, kurie neturi, sakykime, tiek. Ir tada tiesiog iš karto pamatysite, kaip praktiškai mėnesio bėgyje pas jūs ateis daugiau gausos, daugiau kažkokie, nauji nutikimai įvyks, naujos galimybės atsivers, nes jūs atlaisvinsite tą energijos vietą naujai energijai. Išsivalyti viską reikia, ne vien tik vidų, bet ir savo išorę. Taip, iš tikrųjų, viskas yra susiję galų gale. Taip, kaip dangoje, taip ir žemėje, kaip fizinis kūnas, taip ir mūsų dvasinis tas kūnas yra viename. Be abejo, dar yra grįžtant prie techninės meditacijos, iš tikrųjų irgi žmonėms kelti klausimų, ar mes esam pajėgus iš tikrųjų išsiaiškinti visų mūsų kankinančių tų negalavimų priežasčių. Ar jeigu tai norim ir užduodam klausimą, ar tikrai gausime į atsakymą, tikrai galime veikti šiame gyvenime. Taip, tai aš dabar vėlgi norėčiau sugrįžti prie to, kad mums duodama yra tiek informacijos sužinoti, kiek
Taip, kiek mes pajėgėme jo sužinoti, kiek mes pajėgsime su jie dirbti ir už tai sprendžia mūsų aukštesnysis protas, aukštesnysis aš, mūsų, reiškia, sąmonė aukštesnioji, jinai apie tai ir pasirūpina. Ir jeigu mes jau gauname kažką, sužinome, tuomet reikia tas pamokas išdirbti. Kaip tas pamokas išdirbti, vėlgi yra atskira metodika. Mes tuomet tiesiog, meditacijos, tos regresinės terapijos metu randame tą jau priežastį, sakykime, ar ne, čia jau asmeninė sesija vyksta ir tuomet mes žiūrime, ką mes galėjome va toje situacijoje pakeisti kitaip. Ką mes galėjome pakeisti kitaip. Ir tiesiog išsikeliame konkrečias savo pamokas. Bet ten va toje būsenoje. Ir tas konkrečias pamokas, kai išsikeliame, mes tuomet jau suvizualizuojame, tiesiog pamatome visiškai naują paveiksliuką ir iš to naujo paveiksliuko mes patiriame naują emociją. Ir ta nauja emocija mumise pakeičia požiūrį. O pakeistas požiūris, jis suvibruoja visame mūsų kūne ir netgi ne vien fizinėme visuose aplamai mūsų kūnuose suvibruoja. Ir jau tai ima keisti situaciją fizinėje tikrovėje. Nes fizinė tikrovė tai yra tik mūsų atspindys. Vat mūsų, kaip aš irgi sakau, mūsų matymas tai yra mūsų požiūrio į pasaulį atspindys. Taip, kad kokį mes požiūrį turime, tokia mūsų aplinka ir yra. Taip, teisingai. Tikrai nereikėtų tada pergyventi, jeigu kažko norėtum lyg ir daugiau, nes mes gaunam tiek ir, kaip sakot, sužinom tiek. Taip, mes sužinom tiek. Ir kartais būna žmonės, kuriems tikrai kitą kartą sunkiau ir jie ten neturi tos vaizduotės, tada mėginame eiti per kūno pojūčius. Einame per kūno tiesiog pojūčius, per emocijas. Vat yra dar kitokia metodika. Jeigu jau visiškai niekas ten nepavyksta žmogui, bet tai būna beprotiškai retas atvejis, nežinau, vis tiek kažkas vyksta, tiesiog reikia gilesnės būsenos, gilesnio transo, tai tuomet, pamatau aš ir galima tada pasinaudoti tai, ką aš pamatau, nes jeigu noriu, galiu kiekvieną pamatyti tą gyvenimą, tą situaciją ir padėti. Bet visada stengiuosi, kad žmogus pats pamatytų, nes kai jis pats pamato, jis pats išjaučia. O tas išjautimas jau yra valymosi procesas. Ir būna, kad ir ašaros būna, ir juokas, ir įvairių tų pojūčių tikrai nutinka. Taip, ir labai įdomu, tikriausiai žmonėms visada, kaip ir pati sakot, ir mokyti apie pavyzdžius, iš tikrųjų, gal nežinau, gal kokį pavyzdį irgi kaip pačiai pavyko kažką, nežinau, ar negalavimo, ar kažką įvykti, kažką pamatyti, kažką suprasti, kažkokį tiesiog, kad pajustų, kaip tai veikia. Supratau. Sakykime, mano pačios asmeninė patirtis, tai kuomet visą tai prasidėjo ir kai aš supratau, kad iš tikrųjų šitas metodas ir šita praktika veikia ir kad aš galiu tuo dalintis, tai man irgi atsitiko, man buvo gal 12-13 metų maždaug tuo laikotarpiu, kuomet aš tai pradėjau domėtis ir aš buvau stipriai susižeidusi koją. Ir ta koja man tiesiog tempuliavo, negyjo ilgai, 2 mėnesius kažkur maždaug, tikrai tai pakankamai ilgas laikas ir aš buvau pati persigandus. Ir aš tiesiog, savo, kaip aš dabar suprantu, bioenergiją, savo tuo vėlgi pasigilinimu, ką aš tokio ne taip ėjau, ne ten keliavau, kad man va štai tai atsitiko. Padirbėjus su savimi, kitos dienos rytą mano ta kojelė ir ta žaizda buvo labai gražiai užsitraukusi, gražia, šviežia odele. Va, tai toks išgijimas per naktį vyko pačiai. O mano artimųjų, vėlgi, kiek tie žmonės pasisako, sakykime, ne kiekvienas pasisako, tai vyras, neseniai vienas dalyvavo irgi terapijoje, tai dingo tiesiog menčių skausmas, taip greitai iš karto, išdirbo tą situaciją. Kita mergina irgi mes su ją padirbėję, jinai ilgai sirgo širdies liga, tiesiog nebereikėjo vartoti vaistų. Žmonėms tai įvyksta labai staiga, bet vieni patiki tuo, o kiti negali patikėti. Jeigu žmogus tuo nepatiki, kas jam nutinko, kad nesvarbu, jis išgijo, tuomet, ta liga gali vėl atsinaujinti. Nes tas mūsų nepatikėjimas savimi, jisai sukelia, suprantat, netikėti savimi, tai yra, jeigu mes kalbam tokį vartotume žodį kaip nuodėmė, tai yra didžiausia nuodėmė, netikėti savimi, nes iš tikrųjų, mes esame tos būtybės, tos dieviškos būtybės, kurios, gali viską, mes esame beribė ir mūsų sąmonė yra beribė, tik mes labai daug ko netikim, mes iš vis patikim, kad mes esame žmonės, nors iš tikrųjų mes patys susikūrėme tą vaizdinį savo žmonių ir jeigu pasidomėjus daugiau, kaip mes iš vis matome,
vat, kadangi aš visada viską sieju su regėjimu, tai mes matome tik tai, ką mes pažįstame. Ir jeigu mes nepažįstame kažko, mes to ir nematome. Ir čia lygiai tas pats kaip su Kolumbijos indėnais, kai atvažiavo atplaukė Kolumbijos laivai ir ten tie indėnai jų nematė. Taip kad jeigu mes neturime savo galvelėse to modelio, mes nemokėsime to nei matyti, nei pajausti. O galima tai išlavinti tiesiog labiau atsivėrus, labiau padirbėjus su savo koncentracija, labiau sustabdžius savo mintis. Netgi ir paprastos kūno praktikos, paprastas reguliarus ėjimas, treniravimas savo kūno padeda, nes kai tu treniruoji savo kūną, automatiškai tu esi tame kūne. O tai irgi dar viena yra praktika. Čia nebūtinai reikia visiems tapti jogais ar meditatoriais. Galima tiesiog man pavyzdžiui, labai gera meditacija yra, kai prasideda uogų sezonas, rinkti uogas. Aš esu tokioje meditacijoje. Kai tu visas esi tame. Va, tai mūsų tų būdų yra iš tikrųjų labai labai daug ir nereikia būti stebukladariais, kad galėtume jais pasinaudoti. Tai tiesiog gal irgi reikėtų irgi įsiklausyti save ir pasižiūrėti, kas pačiam labiau tinka, nes turbūt reikia žmonėms. Ir svarbiausia daryti. Sužinai kažkokią praktiką, jauti, surezonuoja, kad tau jinai tinka ir išbandyk ją. Nes kai tik tai išbandai, tik tada gali pasakyti, jinai gera ar negera, jinai tiko ar netiko man. Nes vien tik tai skaityti knygas, tai vėlgi aš irgi pati domėjausi ir skaičiau ir Michaelo Newtono raštus. Michaelas Newtonas tai buvo psichoterapeutas, gydytojas, kuris niekada netikėjo jokiomis sielomis ir panašiai, kol jis pats nepatyrė ir neatsekė tų dėsningumų. Ir jo yra išleistas ir lietuvių kalba 3 knygos. Va, ir man tiesiog jis irgi yra autoritetas, bet kol aš pati neišbandžiau tos terapijos pas kitą profesionalą, teorija yra teorija, tu matai, bet kai tu įeini pats į tą būseną ir tu pamatai tą visą procesą, kai tu pamatai tą begalybę, kai tu pamatai tos vaizdinius, kuriuos aš esu netgi aprašius savo tokius pagrindinius regėjimus, ir kai tau užduoda klausimus ir tu iš tos erdvės tiesiog negali juos atsakyti, nes ten tokie klausimai neegzistuoja, tada tu suvoki iš tiesų, koks tas žmogus yra begalinis ir kiek mes galime daug pasiekti. Tiesiog paprastai gyvendami šį gyvenimą ir šiomis patirtimis besimėgaudami, nes patirtis yra patirtis, nėra nei gerų patirčių, nėra nei prastų patirčių. Jos yra patirtis, arba mes jas patirime, arba iš jų pabėgame. Jeigu pabėgame iš pamokų, tai būna kaip vaikui pabėgus iš pamokų. Kitą kartą vėl ateini kartoti kurso. Nieko ir manau, nenusimuilinti nuo to, ką reikia patirti bet kurią atveju. Jo, ir labai dažnai, kadangi šiais laikais yra labai pagreitėjęs, išvis ir laikas, ir patirtys, ir viskas yra pagreitėję pasaulyje, jau toks tas visatos toks jau laikotarpis yra, kad mums labai dažnai tos pamokos antrą kartą išklausyti kursą ateina jau netgi ir šitame gyvenime. Ir sakykime, čia žmonės susiduria su tokiais reiškiniais, kaip esu užbartame rate, kartojasi, kažkas panašaus vis kartojasi. Ir tada žmonės ateina ieškoti tų priežasčių, kodėl taip yra. Tai būna ir taip. Taip, ir iš tikrųjų dažniausiai aš sakau, jeigu nori ir jeigu esi pasirengęs, tai gauni tą atsakymą, ar ne, kada? Ir gauni visada tą atsakymą ir po to arba pats su juo išdirbi jį ir randi vėlgi tą išeitį iš to būtent situacijos, arba tiesiog kreipiesi pagalbos, jeigu tikrai kažkas kažką pamato ar pasižiūri, ar patys kažką patiria. Gali mielų norų man rašyti laiškus, aš visada atsakau ir konsultuoju ir tikrai padedu žmonėms susivokti. Reikia, ar ne, eiti ir sužinoti tos atsakymus. Ir yra, tai jūs tai labai daug visko mokitės, nes iš tikrųjų čia galima būtų kalbėti valandų. Galima. Tikrai, kai skaičiu, ir tikrai daug labai žinot ir gali tikrai padėti ir patarti, kiek tą straipsnį galima tikrai sutartinti klausimus. Bet įdomu, kad būtų gal irgi, kad trumpai gal papasakotumėte apie jūs esat baigus ir psichonomikos ten, ar ne, pagal Bronikovo metodą, ar ne? Taip, man teko mokytis Bronikovo metodikos, tai yra iš tiesų 3, dabar yra ir daugiau papildomų lygmenų, kai pati Bronikovo metodika, jinai remiasi senosiomis Tibeto praktikomis, bet jinai be abejo yra
perkeista pagal būtent Bronikovo, vėlgi tą išsilavinimo lygį ir jo patirtis. Ir jinai ir labai gera, kadangi jo metodikoje yra duodama pati pradžia, ta apsaugos technika. Sakykime, kai žmogus pradeda domėtis tai savo lygmenimis, pasaulis ir tomis praktikomis, visų pirma reikia žinoti, kad įeiti mes visada galime į tuos matymus, regėjimus ir panašiai, bet reikia mokėti dar ir išeiti iš jų. Ir žmonės, kurie tik tai įeina ir įkrenta, ir po to jie ten ir sėdi ir nebeišeina, tai labai dažnai gresia arba nuprotėjimas, arba visai, kitiem negeri labai dalykai. Va, tai stačia galva, be mokytojo tikrai nerekomenduoju nerti kažkur tai ir labai jau čia pačiam tai daryti. Va, reikia bet kokio, reikia apsaugos technikos. Taip. Ir va, tos apsaugos technikos aš irgi mokau, vedu seminarus ir konsultuoju ją ir jinai yra būtina. Tai čia yra būtent ta metodika. Ir ne vien tik ji, teko mokytis dar pas Marką Komisarovą, iš tiesų labai nuostabus žmogus, nuostabus mokytojas, kuris moko aklus vaikus matyti be akių. Tiesiog su kaukėmis matyti spalvas ir pati metodika remiasi tuo, kad mes matome ne akimis, o smegenimis. Ir tai yra labai logiška ir paprasta. Ir mokė ir mus, aišku, viskas remiasi praktikomis. Mes mokėmės, pamatėm tą, kad tai yra įmanoma, bet vėliau reikia tai treniruoti, kad tas matymo kanalas su kaukė be akių tiesiog vis labiau platėtų. Va, tai yra treniruotės. Ir daug įvairių kitų ten kursų, tiesiog ir tas regresinės terapijos kursų daug teko irgi praeiti ir studijuoti, nes visa tai yra patirtis. Šiuo metu iš tiesų aš daugiau vedu pati, nes jau kiek jau kažkur bandau nueiti pasižiūrėti, man jau truputėlį trūksta to gilumo informacijos, kadangi kai pats jau pakankamai daug domiesi ir pereini tos informacijos šaltinių, tuomet, kiekvienas kursas yra pritaikytas daugmaž vidutinio lygmens vėlgi žinioms. Ir tokiu atveju reikia asmeninio mokytojo, kuris iš tiesų duotų pagal tavo lygmenį tą žinias. O pati, kai vedu mokymus, tai vėlgi pasižiūriu į žmonės ir duodu pagal tokį lygmenį, kokį matau, kad žmonės supras, nes vienam reikia labai paprastai aiškinti, kitam galima sudėtingiau. Tai čia mes įvairūs esam iš tiesų. Viskas yra gerai. Pradedam mažai žingsneliais ir toliau keliaujam jau dideliais žingsniais, jeigu yra tik tai noro. Grįžtant nuo ko pradėjome, mes iškart kaip nėrėme tą vaikystę jų, bet netgi atsimenu, kad skaitant klausimą apie tai, kad, jūs baigėt mediciną ir iš tikrųjų... Aš baigiau optometriją ir iridologiją. Tai yra štai tokia mano sritis, specializacijos ir ką. Apie patį, kodėl aš dabar darau tai, ką aš darau? Norėjau paklausti, kad jūs jau iš karto pabaigėt, nes jeigu jūs nuo vaikystės ir nuo paauglystės, tai dalykais domėtės, tai jūs jau gal besimokėte, aš žinojau, kad tai truputį netradicinė. Ne, matot, kaip, iš tiesų ne, iš tiesų aš visą tai, ką dabar jums kalbu, aš visą tai taikiau pati, savo artimųjų rate, bet tikrai to labai viešai neafišavau ir aš 15 metų dirbau tradicinį optometrijos darbą, tiesiog tikrinau žmonėms regėjimą, taip. Ir po to tiesiog man atėjo, tai kiti vadina nušvitimu, tačiau aš taip to nevadinčiau, aš daugiau tai vadinčiau susivokimu, kai tu tiesiog susivoki, ką tu nori toliau gyvenime daryti. Ir aš supratau, kad vien tik tai dirbti tą tradicinę veiklą, nors aš ir turėjau ir dabar tebeturiu savo optikos salonus ir kaip ir verslininkė esu, galima ir taip pavadinti, manęs tai netenkino. Ir tada aš supratau, kad aš galiu užsiimti tą veiklą, kuri neniveliuotų, reiškia, neneigtų mano išsilavinimą, mano specializacijos, kadangi aš šitai irgi įdėjau daug žinių, bet tuo pačiu dar papildytų mane. Ir tada aš susidomėjau, tiesiog man atėjo toks staigus žinojimas, kad reikia elgtis taip, kad tavo protas neprieštarautų, o siela dainuotų. Ir tuomet aš užsirašiau tokią tezę ant savo sienų, ant savo kompiuterio, užrašų knygelėje, kad mano pasaulis rūpinasi manimi.
Ir tuomet prasidėjo štai tie stebuklingai dalykai, kai aš tiesiog staiga ateina mintis, kuomet tu žinai, kad tu nori tuo dalintis. Ir pirmoji mintis tai buvo regos terapija. Regos terapija, su kuria aš buvau susidūrusi, tai jinai šiek tiek buvo dėstoma ir universitete, bet labai nedaug, kadangi tai yra alternatyvus optometrijos mokslas, sakykime. Ar ne? Ir aš pradėjau ją gilintis. Ir pasigilinusi ją, aš vėlgi tai bandžiau savimi, kadangi aš pati nešiojau irgi akinius ir po to išsiaiškinau, kad kodėl, nes man buvo labai gražu, kaip ir daugumai šiais laikais. Ir mano buvo minus 2,5 to regėjimo ir pirmiausiai per pusę metų aš susigrąžinau savo gerą regėjimą. Ir tada aš pradėjau visų tų dalykų mokyti kitus. Bet čia vėlgi buvo labai ilga istorija apie tai, kaip vien tik tai pradėjusi informaciją iš visų šaltinių, aš pradėjau nuo fizinio lygmens, pamačiau, kad jis nėra toks veiksmingas, tada įjungiau tą energetinį lygmenį ir galų gale tą dvasinį lygmenį. Ir dabar aš būtent turiu tą sukūrus metodą, regėjimo atkūrimo metodą, aiškus matymas, jis dėl to ir yra aiškus, kad tai nėra geras, tai nėra idealus, tai nei ten dedame akcentus į aiškų matymą, tai yra, kad kai mes susitvarkome savo visą kūną, tai mūsų geras regėjimas atsiranda kaip pasekmė. Jis atsiranda savaime. Ir tas jo atsiradimas gali būti vieniems staiga, kitiems gali būti po pusės metų, kitiems po metų, kitiems iš vis gali būti pamažu. Taip kad, pradžia buvo tokia. O po to, kai aš supratau, kad gero regėjimo neatsikursime be priežasčių išsiaiškinimo, prasto regėjimo priežasčių, ar ne? Tada aš visą tai dar įjungiau į regresinę terapiją, visą savo metodiką ir dabar aš vedu kaip ir kartu, kaip ir atskirus tokius kursus, tai yra regėjimo atkūrimo seminarai, regresinės terapijos praktikos, dabar būtent šiuo metu planuoju jau vesti meditaciniai pratimai regėjimo atkūrimui. Tai tiesiog kiekvienam žmogui, žinokit, yra pagal jo norą, tiesiog pagal jo poreikį. Vienas labiau vertina tik tai fizinius pratimus ir jis tik tai fiziniais pratimais nori rūpintis. Ir apie meditaciją jis nelabai nori galvoti. Ir viskas gerai, jis gali tame atrasti savo sveikatą. Kitam yra sunkiau. Prašau perklausyti, o kaip grupė, jeigu yra, ar ne, kad ir yra skirtingų gal lygiai ateina žmonės, ar iš tikrųjų taip, dabar jūs turite omeny regresinę terapiją? Regresinė terapija. Kolektyvinė regresinė terapija, kurią aš vedu, jinai yra atliekama kaip pažintinis lygmuo, tai yra pati pradžia. Tai yra žmonės pirmiausiai supažindinami, kas išvis yra ta regresinė terapija, kas jinai tokia yra, supažindinami su visais mitais, kad nereikia ten bijoti, kad nereikia ten vėlgi prisigalvoti, kad man čia viskas tik taip atrodo. Kas yra atminti, su tuo supažindinami. Yra duodami keli pratimukai, kad žmogus suprastų, kaip jis iš vis gali tai patirti, nes kitas negali suprasti, o tai kaip ten man bus. Tai vat vėlgi tie pratimai yra duodami ir tada visi žmonės jau pagal tam tikrą vėlgi metodiką, sistemą yra perkeliami į tą jų paskutinį įsikūnijimą, vėlgi kiekvienas išsako savo intenciją ir kiekvienam duodama aukštesniojo jo aš pagal tai, kiek jis galės suvokti. Ir tai yra tokia pradžia. Kai žmogus tą pradžią praeina, jis po to jau gali registruotis pas mane asmeniniai sesijai ir asmeninės sesijos metu mes jau kapstomės asmeniškai su juo į kiekvieną jo jau būtent tą problemėlę ar klausimą ar kitus dalykus. Bet be kolektyvinės šitos įžanginės sesijos, po to, jeigu vien tik be jos ateina žmogus į asmeninę sesiją, tai tiesiog užtrunka daugiau, nes man reikia jam dar papildomai ir visą tai išaiškinti. Supratau. Apie tai aišku. O dar iš tikrųjų irgi skaičiau, kad jūs ir tradicinė kinų medicinos, ar ne, mokėtės? Taip, tradicinė kinų medicina yra labai geras dalykas tuo, kad jos dėka aš geriau pradėjau taikyti energetinio gydymo metodiką, tą pačią metodiką, kurios aš mokiausi, nes būtent kiniečių medicina remiasi energetiniais srautais mūsų kūne, ta tiekme energetinių srautų ir tie visi taškai mūsų biologiškai aktyvūs, jie yra susiję su mūsų energetiniais srautais. Ir jinai padeda mums labiau rūpinti savo sveikatą, žinant tam tikras kūne vietas. Tai aš taikau regėjimo terapijos metu, kuomet išmokau žmonės dirbti su tais biologiškai aktyviais taškais, tiesiog akupresūra vadinama būna taikoma ir, jie jeigu taiko, jie tikrai pajunta rezultatus.
Žodžiu, tas holistinis požiūris, bet kuriuo atveju visiems žmonėms, visiems, tai jis yra efektyvesnis vis tiek. Taip. Jau šiais laikais vien tik tai žmogų žiūrėti kaip į fizinį kūną, na, tai yra jau tokia atgyvena, žinot, ir iš tikrųjų mes esame labai daugiaplaniai, daugialypiai, daugiadimensiai. Taip, iš tikrųjų daug tų būdų galim išsirinkti, kuris mums priimtinesnis aplinkybėmis, ar ne? Taip, labai daug. Nuo kiekvieno, kaip sakant, lygio ir supratimo. Aha, o ten turbūt apie Theta Healing, ar ne, kad konkrečiai apie kvantinę hipnozę. Theta Healingas remiasi tuo, kad žmogus irgi išmokomas lengvai ir greitai pasinerti į Theta bangų stadiją, būtent į tą stadiją, kuomet mes galime kurti. Theta bangų stadija yra smegenų tokia būsena, kai mes matome vaizdinius. Ir mes į ją vėlgi pasineriame kiekvieną kartą, kai mes miegame. Kai mes miegame, mes esame dviejose bangų stadijose smegenų dažnio, tai yra Theta ir Delta. Theta, kai matome sapnus ir juos prisimenam, Delta, kai jau nematome tų sapnų ir tai yra gilaus miego būsena. Ir tai yra labai saugios tos būsenos, nes mes iš tikrųjų per dieną jas papuolame daugybę kartų ir mes visada galim iš jų sugrįžti. Ir kai yra kitą kartą baimės, kad negrįšiu aš iš tos Theta būsenos arba iš tos regresinės terapijos negrįšiu, tai arba žmogus grįžta ir iškart būna budrus, arba jis užmiega. Yra du keliai tik tai. Trečio kelio nėra. Tai kas galima su Theta gydymu nuveikti gero, tai yra, kad mes galime lengviau atsipalaidavę, tiesiog kaip čia pasakyti paprastai, manifestuoti, kurti, teikti tam tikras vėlgi geras intencijas ir būtent tai išsakius ir būtent kuomet smegenys yra toje Theta bangų dažnyje, tai ima veikti visose ląstelės lygmenuose. Tai veikia visose planuose mūsų, nes čia jau yra Theta gydymo sritis, kai ten yra vėlgi tų lygmenų daug, yra mūsų istorinis protėvių lygmuo, yra mūsų genetinis, ląstelinis lygmuo. Ir dar šis metodas yra geras ir man patinka tuo, kad mes galime dirbti su įsitikinimų lygmenimis ir labai greitai ir paprastai. Tiesiog yra atkasami tam tikri įsitikinimai, kodėl, kad ir labai paprasti, sakykime, jei kažkas moteriai su sveikata suprastėjo, ten, sakykime, cukrinis diabetas, ne? Na ir ką, ir mes pasižiūrime, pirmiausia išsitestuojame ir pasižiūrime, pasirodo, ta liga jai yra naudinga. Tada testuojame, kodėl ta liga yra naudinga, o todėl, kad labiau rūpinasi ten vyras ar vaikai. Ir tuomet einame dar giliau, o kada pirmą kartą pajutot, kad jums trūksta to rūpinimuose, kokia tai buvo emocija, išrandame tą emociją, kai tą emociją išrandame, dar galima paeiti giliau, kada dar pirmą kartą tai buvo ir kol atkasame tą priežastį. Kartais ta priežastis būna šitame gyvenime, kartais būna kitose gyvenimuose, tada jau į tą gydymą įjungiame į regresinę terapiją. Tai čia yra tiesiog susiję. Aš nei vieno metodo, kurio mokiausi aš jų daug iš tiesų, nenaudoju kaip tik tai vieno. Sakykime, yra mokytojai, kurie tik tai Theta naudoja, yra mokytojai, kur tik tai Reiki naudoja, kiti vien tik tai praninį gydymą, kiti vien tik su bioenergija dirba. Aš iš visų metodų, aš visada susidėlioju savo mozaiką ir visada lyginu vieną metodą su kitu. Ir ten, kur atrandu bendrų sąlyčio taškų, tai man surezonuoja kaip teisingas pasirinkimas. Ir tada aš tai taikau. Nes jeigu vienas tik šneka vieną, o kitkas šneka visiškai priešingą, vėlgi ieškau trečio, ieškau ketvirto. Ir mano tikslas visuose mokymuose atrasti bendrybę. Ir kai aš atrandu tą bendrybę, aš tą bendrybę taikau. Ten, kur aš matau, kad visiškai pjaunasi su kitais mokymais, vadinasi, ten kažkur jau yra nugrybauta, prigražinta ir prikurta. Yra ir taip. Be abejo, yra ir taip. Nėra vieno idealaus mokymo ir vienos idealios praktikos. Viskas, kas yra idealiausia, tai yra mūsų viduje. O visa kita, kas yra išorėje, tai yra išreikšta per to kito žmogaus, kuris tai išsakė ar gavo kažkokią informaciją, reiškia pasaulėžiūros prizmę, per jo požiūrį. Ir, čia reikia jau mokėti atsirinkti. Tai žmogaus tas gebėjimas atsirinkti ir yra, pagrindinis jo turtas. Mokėti atsirinkti, pasirinkti. Tiesa, nes šiais laikais tikrai yra labai daug visko ir žmonės tikrai neretai susipainioja. Labai susipainioja. Patiriant, kaip sakot, ar ne, tik patiriant ir
galima atsirinkti. Pagalvoti, bet kaip sakant, galėtų būti rodiklis, ar ne, kaip matosi, kad veikia jo gyvenime, tai ar ne, o paskui jau pabandai ir žiūri, ar tau tai veikia, ar ne? Taip. Žinau. Taip, ir su jumis suratę galima labai daug šnekėti. Ir iš tikrųjų, kaip ir sakau, visko nesutartinis. Tai gal pabaigai dar irgi, kadangi jūs bendraujat su labai daug žmonių, skirtingų atrodo, ar ne? Bet visgi gal yra vis tiek kažkokiam laikmečiui būdingi tam tikri žmonijos, nežinau, kažkokios tam tikros problemos, kažkokios tam tikrai dėsningumai. Kuo šiuolaikiniai žmonės, kas vienija juos? Gal kažkokie yra bendri dalykai, kur bendrai tas klaidas darom? Ar pasitiki? Jeigu kalbant apie klaidas, tai pagrindinis, vėlgi tokia civilizacijos rykštė, galbūt sakyčiau, tai yra žmogaus nemokėjimas informacijos priimti pilnai ir nefragmentiškai. Nes šiais laikais žmonės labai viską nori daug apgriebti, daug sužinoti, nes labai daug yra informacijos ir tada jie viską ima fragmentukais. Vat kaip nueini į Facebooką ir ten fragmentas ir jau perskaityti žmogui straipsnį ilgesnį ar knygą šiais laikais yra pakankamai sunku. Jis neturi kantrybės, tai remiasi jo negebėjimą susikoncentruoti, dėmesingumą ir kantrybę. Kodėl tai kyla? Dėl to, kad labai daug gausų informacijos. Ir vat nuo tos informacijos gausos po to žmogui pirmiausiai uždaro regėjimą. Regėjimo susilpnėjimas tai nėra vien tik tai akių nusilpimas žiūrint į kompiuterį. Tai yra ir pernelyg didelis gobšumas informacijai. Ir kuomet tos informacijos jau yra tiek, kad jau smegenys, o jos tai, kūnas mūsų visais laikais buvo toks. Ir kai jau mūsų tas fizinis kūnas pradeda nesusitvarkyti su ta informacija, jie tiesiog ima silpninti ir slopinti jos atitekėjimą iki mūsų. Tai čia yra didžiausia problema. Kitas vėlgi, kaip ir visiems vakariečiams, pasikartosiu, minėjau, kad žmogus nori atsakomybę užkrauti kažkam kitam. Ne sau, bet kitam. Ir nepagalvoja, kad jis atsakingas už save patį. O iš tikrųjų mes esame atsakingi už save pačius pirmiausiai. O po to kitas irgi už save patį yra atsakingas. Ir tai, kad mes vėlgi deklaruojam kitą kartą labai didelę atjautą ir ten norim už kitą viską padaryti, tai mes dažnai darome meškos paslaugą. Nes reikia pasižiūrėti iš tiesų, reikia žmogui duoti meškerę, kad jis pats pasigautų tą žuvelę, o ne viską jam ant lėkštutės pateikti uždorotą ir pakeptą ir paskanintą. Tai reikia turėti išminties. Proto mes turim pakankamai, išminties mes turim mažai, nes išmintis nuo proto labai skiriasi. Bet šiaip žmonės šiais laikais tikrai yra labai smalsūs, labai norintys, labai ieškantis ir nepasimesti toje gausybėje informacijos galima tik tai mylint save, susitelkiant į save, pasitikint savimi, ir gerbiant save kaip būtybę, tiek fizinę, tiek energetinę. Tada mes žinome tikruosius kelius ir atrandame tai, kas tikra. Taip, ir atrandam ir pajaučiam tą, kad laimė tą nuo neišorinių dalykų, ar ne, priklauso viduje mūsų, ar ne, kas ir svarbiausia. Ko mes čia visi ieškom, ar ne? Visi ieškom tai, ką mes jau turim. Visą laimę mes jau turim savo viduje, bet mes vis dar jos ieškom.